Tai va, iškučiau savo visą dėžę, neradau detalės, teko važiuoti iki pirmos pasitaikiusios parduotuvės ir ten neradau, tai tik radau antroj pasitaikiusioj parduotuviai, nusipirkau komplektuką vadinamų ekscentrikai. Tai dar parduotuviai pasakiau, kas duokit man ekscentriką, tai dar nežinojau, kas tas yra. O ekscentrikas dėl to, kad jeigu skylės dvi išgręžtos sienoj truputėlį netiksliai pagal atstumus, su ekscentrikais jie tokie va, gali pasigauti, kad jie stovėtų tiesiai. Tai va. Dar gavau garantiją 24 mėnesiam. Nežinau kodėl. Tiem ekscentrikam. Gal jie nelūžtantis. Va. Nei daug, nei mažai. 14 europiečių. Nu, bet ką padarysi. Pataisyti reikia. Einam toliau. Ai, norėjau dar parodyti. Tai va, jisai toksai. O tas sienui liko šitas galas. O šitas nulūžo. Matyt, tempimai buvo kažkokie, jisai sukta veržta. Tiksliau, aš pats ten ir dariau. Sukau, veržiau kažką ir senelės plonos. Ir pradžioj viskas gerai buvo, kažkiek laiko praėjo ir matyt, nuo tų tempimų jisai tiesiog nusisuko. Nu nieko, čia žalvarinis ar bronzinis, nežinau, kažkoks spalvotas metalas. Dėsim dabar tokį. Gal šitas nenusisuks, nežinau. Gerai. Einam prie darbo, toliau susuksim, paleisim vandenį, žiūrėsim, kas gausis.